Sveiki visi. Atvažiavau dabar į kitą klubą. Vėl fazaną, aišku. Jeigu ką, žiūrėsim. Ankstas ryts. Kaip ankstas, 9 ryto. Bet kai čia dar tik pradeda švist po 8:30 dabar šio laiko. Tai kad žiūrėsim, kas dabar bus. Kiek nušausim, kiek ne. Čia graži žemė. Čia jau šuva kažką jaučia. Pats man biškį per anksti, tik išėjau. Matau, jisai seka. Tikiuosi neišbaidys anksčiau mane. Tai kad dedu kamerą ant galvos ir žiūrėsim, kas ten yra. Šitam klube biškį kitaip. Medžioklė, bet geresnė medžioklė kartais net būna. Daugiau, čia tik patinai, negalima patelių. Jeigu ką, ir tik patinai, jisai seka, atrodo, ką jisai užuodžia kažką. Reikia perkviesti į čia. Aišku, šikt labiau seka tikrai, tikiuosi, kad patelė kokia. Čia labai gera vieta, šlapia, gera vieta, nežinau. Čia su draugu mes visą laiką einam, aš jam skambinau, rašiau, jis nieko neatrašė. Mačiau namie miega, greičiausiai, nes prie jo namų čia netoli. Tai kad nežinau, kaip iš tikrųjų yra. Ryte nelabai nori lysti į šitos krūmus. Ava, tas draugs turi springerius, jie būtų čia viską išnarstę. Mano... O, bleka, užsmirda. Prišikęs čia. Ladna. Mes iššiks, žiūrėsim. Tai kad pati pradžia. Kiekimės gal kokį vūdkoką ar ką. Išbaidytų jis man. Nežinau, man labai įdomu. Šiaip tai čia gana daug būna, čia jau turėjo kažką jisai prabaidyt. Dar nieko. Dažniausiai, ne, aš čia nuo tos vietos prasideda, jie čia man kažko. Ten gan kelias arti. Bet visur aišku, būna prie kelio, gali nušaut. Čia, kaip situacija. Kokia situacija. Biški šlapia, visur vanduo. Fazanai irgi neplaukioja, jie nebus vandenį. Biški čia lyjo keletą dienų gerai. Come. Go in, search up. Boy, search up. Go in. Galbūt kažkoks guli. Geriau iš toli tegu jisai. Nes ryte, kada būna, jeigu, pavyzdžiui, neatsikėlė, dar nepavaikščio, anksti ryte fazanai, jam sunku rast pėdsakus. Jis turi pradėti sekti nuo kojų ėjimą. Balandžiai 3. Ketvirtas. Čia nieko nėra. Medžiotojų nėra. Kas čia vyksta šiandien? Šiandien sekmadienis, jo, galima medžiot. Šiandien anksčiausiai atsikėlė šitoli. Dėl video, dėl paukščių. Prieš kalėdas da, liko 4-5 dienas iki kalėdo, iki kūčių. Tai kad
Balandžių nešaudysiu, gal per anksti. Noris, aišku, nušaut, bet biški ankstoka. Pats galima sezonu. Girdžiu, jau šauda kažkas fazanus. Ai. Vis kažką rada tenais, nedaug dieve. Išbaidysi tu ten, kur man nereikia. Kartais nuo vidurio laukų pakelia. Fazanas ėjo ten. Nu, kodėl jisai tada pameta pėdsaką? Nuskrydo. Kažko tai man... Come on. Sit up there. Zeus, back in. Sit up in there. Jump. Good boy. Gal iš anos pusės man pakels. Į tą pusę atskristų būtų gerai. Kokį miegantį paukštuką. Oi, smagu, gerai išeit ryte taip anksti. Jautiesi gyvas. Nieko nerada. Tu čia, boy. Bai nori lįstų. Nepatinkama. Kada jis taip toli pajaučia dabar ryte. Bėda su šuniu. Jisai pilnas energijos, tik atsikėlęs. Ir jisai dabar laksta kaip išprotėjęs kokį pusę valandą. Ir gali būt, kad dabar nieko mes nerasim. Grįžtantis normaliai pradės medžiot. Ir rasim galbūt kokį fazaną. Go in there. Sit up there. Ne. Ir jis tikrai neranda šunų pėdsakų, jis nemaižė ant tų vietų. Reiškia, čia nieko nebuvo šiandien. Aš. Čia tiek cypauja tai snaipsai, mes juos irgi galim šaudyti. Bet labai ne prie širdies. Labai lėtai Deividas eidavo. Čia. Nu gerai, eisim pro tą pusę, grįšim pro aną. Ane? Dziuselė. Oi. Smagi medžioklė. O, kamerą kažkas uždėjo. Elnius stebi, blėt. Stebi elnius. Man įdomu kas. Kano kamera uždėta. Hots aš galvau, kad aš čia medžiosiu elnius. Blet, nepatinkama. Kažkas perėmė mano medžioklę. Aišku, aš tą fermerį nežinau, klubui priklauso žemės, bet jeigu žinočiau, aš čia jau medžiočiau, bet kažkas šiandien jau pirmas užsiprašė medžioti. Matosi. Ai, nepatinkama. Čia išeina elniai. Atrodo, tuose krūmynuose patinas būna. Wow, Dzius. Wow. Wow. Ką va pradėjom šnekėti, šuva kažką užuodė, bet... Kažkur buvo. Reikia greičiau eit, nes jisai... Wow. Slow down.
Yra kažkur fazanas. Matėt, kaip dirba šuniuks? Good boy. Kažkur yra. Kur? Ir tikiuosi, kad patins. O. Buvo. Sėd čia, boy. Perėjo. Matėt? Grožis. Good boy. Zeus! Stop! Jis visą laik nori damušt. Zeus, stop. Good boy. O tak, matėt? Pirmas fazanas šiandien. Vyručiai. Šuns darbas nuostabus. Man te reikia pataikyt. Gražus fazaniukas. Opa. Good job, Zeus. O, patelė dar iššovė, jisai išgazdino. Oh my god! Zeus, back in. Būčiau du nušovęs. Jis dar vieną patiną išbaidė. Oi, kaip nepatinka man, kaip jis išbaidė per anksti. Patelė išbaidė, nieko tokio. Bet patina, kad jis išbaidė, kaip visą laiką. Šau jau aišku. A ne, ten toli. Namas 200 metrų. Čia tas šauna 50 metrų šotguns. Tu nemačiau, kad ten namas yra. Wow, Zeus! Patins dar nuskrido į vieną. Aš nesuspėsiu su juo, jeigu jisai taip mane medžios. Du galiu tik nušaut čia, šitam klube. Ten kažką užuodžia. Turiu eit. Čia nebuvo mano planas, čia planas mano grįžimui į tą pusę. Turiu eit per aną pusę. Wow! Tikiuosi sustingo. Gali ir būti tų. Ten gali būti ir oras geras. Dabar aišku girdėsi tą zyzimą to drono, bet būna, kad geri laukai gražus. 3 fazanus išbaidė per 15 minučių. Aišku, blemba, jisai tą antrą paskubėjo, kol aš įsidėjau, jis nulėkė dar patelę, pakėlė į patiną. Jis kažką čia irgi užuodžia, nes jisai nenurimsta toj vietoj.
Man įdomu, aš kamerą paleidęs. Kažką tikrai. Blia, ten. Kormoranas. Sigandau net. Gal jis tą kormoraną čia užuodžia. Jo, daug kormoranų čia. Nieko. Einam ten toliau. Ką jis ten ieško? Kartais netyčia jo pakelia, nori, nenori. Nu nieko. Kepiai da tą pusę, da ten vieni laukai. Nu nedaug dievė, tu ten man pakelsi, aš jau buvau ten. Back here. Puiki vieta man čia su pointeriu medžiot. Seka vėl pėdsakais. Bainė lygiai žemė. Čia kas? Telefons. Wow! Wow, džius! Atrodo, jisai ten kažką užuodžia. Wow! Wow! Wow, juice. It's a snipes. Fuck it, snipe. Fucking I hit him. Fuck! Patelė. Blet su savo snaipsais, ha? Pradėjau taikytis į snaipsus ir fazanas pakilo. Ёпатарасатай. Джус. Jo little cunt. Kaip jie čia toj baloj guli, aš nesuprantu tie fazanai. Ir čia buvo. Blemba. Man atrodo, plunksnos krito jam, bet jis kažkodėl biškį užkabinau aš tą fazaną. Ir čia buvo. Tas vienas nusileido į aną galą. Galima dar po to apeit, bet ai, kai sakant,
Atrodo, plunksnos jam iškrita, kai aš iššoviau. Nežinau, su kokiais aš jau šaudau, kad nesumaisyčiau. 6 gerai. Labai gerai. Ten buvo labai graži žemė, dabar išarta. Buvo fazanam vieta. Jeigu nušausiu 4, tai yra 2 tik galiu. 2 šitam klube, tai dar 2 galiu nuvažiuoti į savo klubą nušauti. Ta prasme, į kitą klubą, aš 2 klubus priklausau. Boy, Serčia boy, and don't scare me. So good. Snaipsai 2 išgazdino mane, nebūtų snaipsai, būtų kita dėla. Biški per garsiai tas dronas, tikiuosi jum nemaišo. Bet keletą video norėčiau įdėti ir iš drono, ir iš to. Ten dažnai būdavo, galiu čia pereit vienoje vietoje. Davai dar čia praeisim. Serčia boy, dar vieną patiną pakelk ir aš važiuoju namo. Bet gal neičiau į kitą žemės dar paieškot. 2, 3 jau. 3 patelės. Ne, 2 patelės, 3 patinus pakėlė, jo. Aišku, labai toli pakėlė, aš būčiau, blėta, šunį. Išbaidė reikėjo jam stovėti, ne, jis iš karto paima, atneša į bėgą, aš dar nespėjau į tašį įsidėti. Išbaidė dar vieną. Reikia praeit gal tą. Serčia buvo. Kombainus. Wow. Good boy. Viskas. Gaila, jūsų kamera buvo į kitą pusę. Good boy, just. Zeus. Yeah, go get it. Zeus, back in. Come up. Come up, boy. Haha, good boy. И dronas nusileido. Sup? Good boy. Okay. Dronas mano baterkė nusėda. Tikiuosi tą nufilmavom, kur aš baterkės padėjau. Opa. Good boy. Okay. Kaip ir viskas, pamiršau aš jum, kad šnekėti su jumis, kaip ir viskas, ponai, mano medžioklė baigėsi šitam klube. Greičiau nei aš galvojau. Šlapius negali dėti. Penketukas. Viskas, 4 fazanai šoko. 2 per 30 minučių. Всё. Medžioklė fantastika. Negaliu net šaut dabar.
Ok. 2 galimi fazanai. Važiuojam dabar į kitą klubą. Dar nušausim. Dar ten galiu 2. Ten galima ir patelę į patiną. Bus gerai. Erikui. Oi. Nežinau. Galbūt ašai įdėjau geležinį tą šovinį. Tada, kai sakiau, kad bus, galvoju, kad rikošetas buvo. Nes vėl seka kažką. Bet čia jau fazaną kaip taip sekais. Aš fazaną daugiau negaliu šaudyti. Tai kad savo limitą padariau. Bet ten gali būti Woodcocko toliau. Galvoju, nueit pasižiūrėti biškį. Arba snaipsiu į tą pelkyną. Tai kad. Pasižiūrėsim, nežinau dėl. Faina medžioklė, tikrai faina. Nes jie viena iš geresnių. Per pusę valandos su ėjimu, šiaip tai per 15 minučių nušoviau. Dar kol nueini, kol ką, įsiparkuoju. Tai yra fantastiška diena. Pasiūsiu šunį čia, užsidėsiu kamerą, nes gali būt, kad koksai iššoks Woodcockas arba snaipsas. Nesuspėsiu aš sureaguot. Ir kamerą nenumesčiau į vandenį. Nu, nieka tokia, bet vis tiek. Kad čia gilu. Per gilu. Oh my god. Nedrėpčiau kur nors ant pilvo. Jis kažkas seka. Gali būt, kad elnius jis į tą elnieną. Elnius irgi kartais pajaučia. Aš tikėjausi, kad iššoks Woodcockas arba snaipsas. Bet girdžiu, snaipsus aš girdžiu, realiai girdžiu. Ir jisai seka kažką. Lapę irgi lapę šaučiau. Galima. Buvo balsavimas, norėjo uždraust, norėjo padaryti, kaip neuždraust visiškai, bet reguliavimą norėjo padaryti lapių medžioklę, bet išbalsavo vietinis Seimas, kad negalima. Tipo, nieko negalima, fermeriai negalės tada nieko padaryti, jeigu jos lapės puola aviukus mažiukus ir taip toliau. Ten jis kažką. Ir jie negalės net nušautos lapės, turi žiūrėti ir kaip valgo jie ėriukus mažiukus. Nu davai, Woodcocką kokį man ištrauk, arba lapę. Boj. Ladna, gal važiuojam, pizdujų. Ar čia. Važiuoti į kitą klubą. Dar tik 10 bus, kai nuvažiuosiu, tai kakras 10 rytą. Oi. Tai kad? Fantastinė medžioklė. Šuva 2 vietose suklydo. Nežinau. Kai šuva suklysta, kai sakoma, chazainas kaltas, savininkas, šuns kažką nedadarė. Jau aš 2 metus kaip jo netreniruoju, tiesiog vaikštau medžioju. Bet šiandien jisai vieną fazaną pirmą nenorėjo atiduoti lengvai. Bet užtat jisai atidavė labai lengvai antrą. Bet jisai ten biškį pamučino iškart, kai nušojau ten kitoj pusėje upės. Kol atnešė per upę. Tai kad, ponai, monsinjorai. Fantastiška medžioklė. Jeigu ką.
Padarysiu gal porą nuotraukų, kaip galvojat. Džiaus. Vienu žodžiu, tokia dėla. Tai kad baigėsi medžioklė šitam klube. 2 fazanai, jeigu ką. Per 15 minučių. 2 fazaniukai. Gražiausiai. Per 15 minučių. Gal 20 minučių. Nedaugiau, kai tikrai 20 minučių išėjau. Aš čia buvau 9 valandą. Su visų nusipaveikslavimo, nufilmavimo. Buvo išbaidyta iš tikrųjų daug. 2 patelės ir 4 patinai. Vieną labai didelį atstumą šoviau. 2 šoviau abudu. Ne, vieną tiesiog praleidau, nes išbaidė šuva per daug toli. Niekaip negalėjau, nes daugiau negu 50 metrų, o kaip visi žinot, šuvis negali būti daugiau 50-60 metrų. Nėra tikslo. Tai kad labai graži medžioklė, pabaigta medžioklė per pirmą kartą. Per 20 minučių iš viso nuėjimo ir perėjimo atgal, pareėjimo atgal. Turiu, biškį sergu, turiu temperatūros dėl to. Ir galvot labai sunku. Dėl šito viso labai džiaugiuosi, kaip matot. Baigėsi mano medžioklė labai greitai. Važiuosiu į kitą klubą, nes ką, dar anam klube galiu 2 nušauti. Tai kad pasižiūrėsim, kaip toliau seksis. Šitam baigėsi. Viskas. Labai gražiai pasibaigė, iš tikrųjų. Nuostabi medžioklė. Net nėra ką sakyti. Plunksnom akybės. Всё, tai tada. Iki kita. Aišku, šuvinių nesidedu. Bet šuva sustingo einant namo. Neugi da vien čia kažkur pasikavojęs. Na, ką čia matai? Nu gal įdėsiu, jeigu būt kokios. Avdruk. O, pirma. Jo, apačia. Davai. Nu, dziusiuk, ką mes ten matom? Ten kažkas yra. Dzeus. Žaibo dievas. Davai, uodega jau susibraižė, ne? Kur jau tu įlindęs buvai? Oh my god. Kur čia užsikabinai tu? Gražuolė. Kas atsitika? Tokia ta medžioklė. Nu, eisi? Yra tengi fazanas. Kaip visą laiką. Gerin. Šaud nešausiu, aišku, jau 2 nušoviau. Matai, mes praėjom čia po 2 kartus, jis dabar tik užžudė, nes ilgiau pastovėjau. Pafilmavau galą. Tik pafilmavau, jis atbėgęs čia. Tikrai yra ten kažkas, ziusi. Good boy. Kartais būna 15-20 metrų, jis gali užžuos kitoj pusėje net krūmų. Jeigu nėra, tai bent jau kažkas buvo. Fazanas gali gulėti vapšė neišeit, kol tu jo nosim ta šuva nebaktels. Nu, paėję da 5 metrus į priekį ir atgal, tai jam sunku rasta. Ladna. Vis tiek šaudyt negalima, tai kad paliksim ramybėj. Kaip pereit ten biškį lengviau pereit. Ne, jis kažko ten lenda. Jau labai
Na, gal nieko. Važiavau medžiot dabar į kitą klubą, nes ten nušoviau 2. Baigėsi mano ten medžioklė, dabar kitam klube. Ir labai daug kažkodėl varnų. Pasižiūrėsim, kas, aš nežinau, ar aš video kartu sujungsiu, ar atskirius padarysiu. Nežinau, nes kartais, žinot. Nu, nieko tokio, galbūt sujungsiu, pasižiūrėsiu. Nes gali po to sakyti, o, tu nušovei, tu čia tą, bet hots video visi kaip yra, kaip nušauti yra tuose. Tai kad nieko tokio. Nu, žiūrėsim, kaip čia bus. Ką paleisim, šunį žiūrėsim. Koks variantas. Šiukšlės kaip visą laiką visur, bet man atrodo, aš ten mačiau vieną fazaną. What the fuck? Džius! Pekin! Pydarastėlis mažas. Atrodo, kad į laukus išeit man. Čia labai daug balandžių varnų. Čia kukurūzų laukai buvę kažkada dėl to. Jūs jau žinot, jūs jau čia matėt. Atrodo, 1 ir 2 video šitos vietos. Nebloga. Vietelė medžiokliai. Adeška. Nepataikiau. Kaip taip? Dužbaniuk. Balandžiai irgi skanus. Zeus, leave alone. Zeus, stop. Zeus! Stop. Kudokas biški. Balandukas. Pradėjo lyt lietus. Balandžių. Zeus! Come on. Zeus! Suka. Šuliok tu mai. Suka ratais, jie gali būt dar atskris. Okay. Jie vis tiek leidžiasi ten. Mane daina. Kaip taip? Zeus, go in. Lift up them cons. Oh, fucking con. Pamatė mane. Va, ant visą kalną.
Zeus, look. Pigeons. Go in. Just go. Catch up. Good boy. Jis dalbajoba. Kaip galima pidžinų kalną nematyti? Good boy, Zeus. Vieną nukaliau. Good boy, Zeus. Zeus, Zeus, stop. Stop. Tai galėčiau prišaudyti pidžinų pizda matas. Search up, boy. Nu, sulėtėjai, draugelį. Buvo kažkas kažkada. Search up, boy. Nu, duok dieve. Saulė biški šviečia. I am ready. Kada tu ready, Zeus? Šunėkia. Nugarą biški skaudėt pradeda. Good boy. Get in. Bijau, kai saulė skris. Girdžiu, žvirbliai ten kliksina. Go! To aš nepasiruošiu, kada tu taip ilgai. Guli. Catch up. Still alive. Zeus. That side. Dar buvo gyvas. Zeus! Čia bėgo dar. Zeus! Search up! Čia įsikrito. Nebent pabėgo. Nu jobanai v rot, nu kas yra? Search up! Zeus, come! Zeus! Jisai čia buvo. Zeus! Kurva, nu jis tikrai čia įkrita, mačiau bėgo. Kai visą laiką. Kaip taip galima dabar nerast? Nukrita pašautas.
Kur tas bigunėlis pabėga, BBC žina. Nu ką jau, sėkmė tau. Su sparnu sulaužyto išgyvensi, fazanas paišgyvensi, vištos tipas. Jeigu jisai. Pasižiūrėkit, matot? Džiaus, gerai. Žiūrit, matot? Fazanas tas, kur mano pašautas, kuris atsigulė. Wow, džiaus. Noriu įsitikinti, nufilmuoju. Va, kur jisai. Ir va gulė, ir šuva, ble, 20 kartų praėjo. Džiaus. Jis aišku bėgs, nes jisai sužeistas yra. Aš jį pašoviau. Tolis čia atbėgo ir atsigulė. Gerai. Good boy! Good boy, Zeus. Stop. Stop, stop. Zeus, let go. Jisai sužeistas. O, čia tas gražus. Ok. Šitą, kur aš jį sužaidžiau kažkur. Pirmas. Gražus fazanas. Good boy, Zeus, good boy. Stop. Yes, you catch it. You catch it. Jisai mirs. Kaip taip? Medžioklė šiandien. Aišku, dėl va šito patino biškį po darbo buvo. Jis suieškoti ir pašauta šį pašovą, jis nubėga kažkur tai. Einant atgal, kiek aš čia 15-20 minučių pradedau jo ieškodamas. Bet nieko. Galų gale radau. Galų gale atsigulęs ant kiemo, ant kelio, vidury kelio. Jis bandė išbėgti, matyt, šuva galbūt jisai nestovėjo, galbūt jis bėgo ir jisai po to susijautė ir atsigulė, pritupė ir viskas. Šuva nepamatė jo, būna, kada jie sustoja, tiesiog fazanai ginasi taip, kavojasi jie. Aišku, jau kada jau arti, tai jau bando šokt, matėt šokt, koks jisai sužeistas buvo, bet dar vis tiek bandė šokt, aišku, šuva pagavo, tai aš to ir tikėjausi. Čia jau daugiau ne mano darbas buvo šuns, nes jisai sužeistas, aš jį šoviau. Pradžioj jūs būtumėt matę. Matysite, tikriausiai, jeigu viskas gerai. Nu tai kad, toks dalykas dabar. Šiaip tai gal dar praeiti ten, bet, kažin, ten tai balojančių būna. Aš išbaidžiau ten šaudinams, nėra tikslo. Kamaudžius. Vienu žodžiu. Saulė jų tiesiai akis. Pabaiga tokia. Per 2 klubus nušauta yra 3 fazanai ir 3 balandžiai. Tai tiek. Aišku, varnų nešaudžiau, galėjau varnų prišaudyti. Ir galima ją šaudyti iš tikrųjų. Ir kai kurie klubai net prašo, fermeriai ypač. Nes labai didelį dėmesį, čia jų labai daug. Vienu žodžiu, čia ne Lietuva, vienu žodžiu. Čia ne Lietuva. Tai kad. Pavargau. Daug kilometrų praėjau. Kai matėt, pirmam klube pusę valandos, per valandą prišaudžiau. Vienam lauke net nereikėjo daugiau niekur ieškoti jų. O šitam klube sunkiau. Vos vieną įvyniojau, tai vos radom. Kaip matėt, geras nuotykis buvo ir ieškot. Atsigulė ant kelio. Nu niek. O taip fasanai daro, taip ir išmoksta mes to medžioti tokiu būdu. Kaip ieškot, kaip daryti. Taip ir išsiaiškinam. Labai gera. Medžioklė buvo iš tikrųjų tikrai gera. Kalėdinis stalas bus nuklots fazanais. Tai kad dabar tai jau tikrai iki nei plauko, nei tauko
nei žvyną, nei uodegos. Kad viso. Kuo toliau, tuo fainiau. Все, iki, viskas. Davайте. Iki kito kartą.